Vita, jūsų komentaras po rungtynių. Kokios jos buvo? Padarėm labai daug klaidų. Iš tikrųjų, paskutinę ataką čia praradom kamuolį, irgi buvo tikrai svarbus kamuolys ir neapsigynėm tokių lemiamų atakų. Dviem taškais. Šiaip galėčiau pasakyti, kad apylygiai žaidėm iš tikrųjų. Aišku, pradžia labai buvo gera, paskui gal atsipalaidavom. Ko galim paaiškinti tas klaidas? Jis padarė daug klaidų labai. Gal dėl to, kad tos 5 dienos kartu dabar dirbom, dar būti viena kitos nepajutimas. Reikėjo gal truputį daugiau pasų, mes norėdom iškart iš pick and roll įvesti staigiai centram, o jos būdavo nepasiruošę. Reikėjo gal daugiau išpekt peso. Kokias išvadas padarysite prieš rungtynes su slovėnais trečiadienį? Manau, analizuosim, žiūrėsim klaidas, bandysim nekartoti ir stengsimės, reikia laimėti. Dėkui labai.